Feisbuko draugai, skubu pasveikinti visas moteris ir merginas su motinos diena. Visos, kurios turit vaikučius, esat labai palaimintos. Aš sveikinu ir tas, kurios norėjo turėti vaikučių, bet jums dėja nepavyko, visko gyvenime nutinka. Vien jau norėti vaikučių yra labai sveikintina, yra labai normalu. Ypatingai, kai perskaičiau tokį įdomų faktą, kad apklausus berods Vokietijos paauglės 17% iš jų nenori gimdyti dėl žaliojo planetos kurso. Ant kiek reiškia žmogui sugeba susukti smegenis, tie visi žiniasklaidos padugnės, kad net instinktyvios motinystės nesugeba žmogus realizuoti. Beje, motinystės instinktas yra pats stipriausias, buvo atlikti įvairūs eksperimentai, kada gyvūnas pasirinks maistą ar savo paukščiukų, ar liūtukų, ar vilkiukų saugumą, rinkdavosi savo palikuonis, ar ten vandenį taip pat rinkdavosi palikuonis, net nuskęsdavo įsikandų savo šuniuką kalė plaukdama, net jinai rinkdavosi nekvėpuoti, bet šunelio iš savo burnos nepaleisdavo. Tai ką gali per mūsų psichiką veikdami vakarų pasaulio nupušėliai šitaip sujaukti jaunų žmonių smegenis. Aš jaunystėje buvau ornitologas su savo klasės draugu, Facebook'e yra Rimantas Tankūnas, mes lipdavom į medžius ir žieduodavom paukščiukus ir būdavo, tu įsivaizduoji, kad atlipa kažkoks dinozauras, abraitis, kiša galvą tau prie snapo, kad sužieduotų tave ir tavo paukščiukus, ir tos motinos paukščiukės jos neišskrisdavo, arba mes nukeldavom inkilėlį, jį nuleisdavom, atkeldavom stogą. Ir taip, tie paukščiukai jie neišskrisdavo, jie iki pabaigos laukdavo apglėbus, kas jau bus, tas jau bus. Net tokių neišsigąsdavo dinozaurų. Ir tikrai motinos diena dabar turi ypatingą reikšmę. Tokioje Lietuvos dabar situacijoje ir viso to nupušusio vakarų pasaulio, kada iš esmės yra niekinama motinystė. Aukščiausios mūsų valdžios kuoktelėję mergaitės ir baikštieji berniukai, jie tyliai niekina motinystę. Dėl to jūsų vaikučių gimdymas ir teisinga vaikučių priežiūra yra labai labai svarbu. Aš pasidžiaugsiu, kad Lietuvoje tikrai su motinystė viskas dar palyginus yra neblogai. Dar žmonės bent jau nori gimdyti ir nori teisingai vaikučius auklėti. Teisingą požiūrį labai gerai charakterizuoja. Žinot, tokia buvo labai baisi liga COVID-as. Ir Lietuva nusipirko 143 tūkstančius dozių, kad suskiepyti mažamečius vaikus, bet tokių jau durnų motinų buvo tik tai 6 tūkstančiai, truputėlį virš, kurie suskiepijo tos vaikus, o kitas vakcinas įprastai mes išmetėme. Tai tikrai, situacija tikrai yra labai nebloga. Vaiką auginti yra labai sunku. Aš pažįstu savo kolegą, dėja jau amžinatilsį, labai toks šmaikštus, linksmas buvo vyrukas, kuris specialiai imdavo budėjimus akušerinius, kur yra sunkiausi, nes jo vaikas labai rėkia. Dabar tas jo vaikas jau didelis dėdas, už mane didesnis, jau įdomu, jis tai žino faktą ar ne, jeigu sutiksiu, aš jį pasakysiu. Tai mielos moteris ir merginos, linkiu linksmai atšvęsti. Dar prisimenu tokį įdomų dalyką. Esu matęs ir girdėjęs 3 žmonės, jau žmonės labai silpnos sveikatos, labai netoli mirties. Vienam 69, kitai buvo lygiai 80, trečiam 91 metai žmogui. Ir kai labai sunki būklė, jie šaukdavo žodį mama. Ir ne savo ten vaiko vardą, ne žmonos vyro vardą, ten buvo 2 vyrai, 1 moteris. Jie šaukdavo žodį mama. Kaip pas mus yra užsifiksavę galvoje, kad jeigu iš tikrųjų yra labai didelė bėda, mes šaukiam mamą. Tai yra mūsų brangiausias žmogus. Neužmirškite pasveikinti. Ir mylėkite savo tėvus, jeigu yra kažkoks lėtinis konfliktas, turėkite sveikatos pirmieji atsiprašyti, nes po to bus labai sunku, kai jie išeis. Ir jeigu kažko tai pykstate su savo vaikais, irgi nesureikšminkite ten tokių dalykų, kaip ten politika, vakcinacija. Bandykit bendrauti normaliai, nes kol dar esam sąlyginai jauni, dar atrodo viskas jūra iki kelių, bet jaunuoliai visi pasensime, visi tapsime bejėgiai ir mes tapsim tada niekam nereikalingi. Įžymiausi žmonės Lietuvai davė daugiausiai sveikatos, jie tampa niekam nereikalingi, tik tai savo artimiausiam žmonėm. Ir tada didžiausia tragedija yra, kada tu ir tiem žmonėm esi nereikalingas. Tai kad būtume vieni kitiem reikalingi, dirbti reikia nuo jaunystės. Labai sveikinu, mielos moteris, jūs visas motinos diena. Neturiu gėlės po ranka, bet štai, matot, dovanoju jums šias gėlės ir
Linkiu, kad gyvas gėlės padovanotų jūsų biologiniai ir šiaip širdžiai mėly jaunuoliai. Ate.